Kaip išmokti savo pirmą prisitraukimą? 3 būdai, kuriuos galite įkomponuoti į savo treniruotės, kad jums gautųsi pirmas prisitraukimas. Dabar, jeigu problema yra, tarkim, iš apačios, jūs negalite prisitraukti ir yra pakankamai silpni pečiai, tai galite mokintis gulkšnojimo judesį. Tai reiškia, išsitiesiu, mentis paleidžiu, mentis prispaudžiu, pečius prispaudžiu, mokinuosi tokį judesį. Dabar, jeigu yra pakankamai sunku užbaigti judesį ir rankos yra pakankamai silpnos ir kiek norit daugiau laiko praleisti viršui, tai tam puikiai labai tinka guma. Aš gumą įsitempiu, apačioje bus labai lengva, o viršui judesį bus sunkiau užbaigti. Taip, treniruoju viršutinę judesio fazę. Dabar, jeigu šitie 2 būdai pakankamai gerai sekasi ir norisi tokio 3 sunkesnio žingsnio, galite mokintis prisitraukimą ekscentriniai judesio fazei, kai judesys, raumo, jisai ilgėja. Dabar užšoku ir kuo lėčiau nusileidžiu. Dirba identiški raumenys, kurie reikalingi prisitraukimui. Ir tai yra 3 būdai, kaip jūs galite pagerinti, išmokti savo prisitraukimą.